Taigi, labas rytas, sveikinuosi aš, Vilma Kazlauskienė, em, jogos mokytoja, nėščiųjų ir pagimdymo moterų kaučerė trenerė, kizoterapeutė, legendinio kaimo mamų bendruomenės asociacijos bendraįkūrėja. Tai šiandien turim mes pokalbį, laivą, pilvelis po gimdymo. Taip, ir kiekviena mama tikrai yra susidūrus su tuo, kad po gimdymo pasikeičia mūsų kūnas, bet tai yra visiškai normalu, natūralu, nes mūsų kūnui reikia pasiruošti vaisių augimui, jį subrandinti ir išleisti į šią žemę per mūsų gimdymo takus. Tai kūnui reikia tikrai pasiruošti. Ir kai jisai ruošiasi, tai be abejo atsiranda ir visokie pokyčiai mūsų išvaizdoj. Ir reikia juos priimti. Ir kaip ir kiekvieną kartą paminiu, kad būkim jautrios savo kūnui. Vis dėlto išleido naują gyvybę į šią žemę. Pasidžiaugiam ir pamilkim tą savo pilvelį, koks jis bebūtų. Tai va, tai šiandien tokia jautrią tema, bet labai labai yra svarbi ir turiu aš pašnekovę svečią. Labas, Monika. Labas, Vilma. Ir dula, ir žindymo konsultantė, ir tokia kaip bendra keleivė, visur kartu mes vis kažką veikiam. Tai Monika, dar gal prisistatyk ir įvesim taip į tą pilvelį ir kiekvieną mes pasipasakosim savo patirtis. Vis dėlto tu esi 3 vaikų mama, aš 2 vaikų mama, tai vis tiek mūsų kūnas keitėsi, tai galim pasipasakot, kaip mum pasikeitė ir kaip mes jį priėmėm, kaip reikėjo tvarkyti tam tikrus pilvelio problemas, situacijas ir panašiai. Tai va. Tai žodis tau, Monika. Ačiū tau, Vilma. Tai mano vardas Monika, aš esu dula, esu žindymo konsultantė ir iš tikrųjų moteris lydžiu labai tokiuose jautriuose gyvenimo virsmuose. Realiai nuo pat nėštumo pradžios iki gimdymo, iki to laiko, realiai kol vaikelis yra visiškai nujunkamas. Ir iš tikrųjų matau labai labai daug pokyčių, tiek per kuriuos pati perėjau kaip mama, besilaukdama, po gimdyvinių laikotarpių, žindymo laikotarpių, dar kol kas nepasiekiau to laikotarpio, kai nežindau, tai dar negaliu kalbėti apie tai, kaip jau ten būna dar ir šitą kelionės dalį pabaigus, bet iš tikrųjų labai ką matau, kad tiesiog tas santykis su kūnu labai keičiasi ir iš tikrųjų lūkesčiai, kaip mes atrodysim besilaukdamas, kaip atrodysim po gimdymo, toks tarsi didelis noras sugrįžti į seną save, labai dažnai netitinka tos realybės, kuri yra. Ir aš vien apie save galvodama, kartais stoviu prieš veidrodį, žiūriu ir galvoju, mane labiausiai erzina tarsi tie dalykai, kuriuos aš matau veidrodį, už kuriuos aš iš tikrųjų esu ir be galo dėkinga, nes tai yra ženklai to, kad aš esu mama ir kad tai yra ženklai, kuriuos paliko man mano vaikai. Ir čia toks kaip ir gaunas trupučiuką konfliktas vidinis, kad tarsi aš labai noriu visą tai ištaisyti ir kad to nebebūtų, bet iš kitos pusės man patinka, kad tai yra ir aš džiaugiuosi, kad aš tai išgyvenu ir patyriau. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi filme, kad tokią temą paklebini, užkabini, nes iš tikrųjų yra labai svarbus ir tas bendras supratimas, kaip tas kūnas keičiasi, kada yra realu tikėtis kažkaip tarsi atgauti save, bet iš tikrųjų, man atrodo, čia netinka tas žodis atgauti, tiesiog priimti save besikeičiančią ir paieškoti tos ribos, kur tai yra tiesiog galbūt kažkoks estetinis dalykas, kuris truputį nepatinka, arba kaip jį galima truputį pakoreguoti, arba kada tai jau yra tikrai sveikatos dalykai rimti ir tam reikia daug daugiau dėmesio. Tai tokia meilė savo, rūpestis savo, kaip save priimti.
Man atrodo, yra labai gera tema pokalbiui. Taip, labai. Ir iš tikrųjų, man po pirmo gimdymo tai buvo tas toks, ne, ir kaip marketinge labai galima pamatyti visus tiek ir dietai, tiek ir sportui, kad sugrąžink savo kūną, taip, bet kadangi kaip kineziterapeutė ir kaip trenerė, tai ką galiu pasakyti, kad pogimdyvinė moteris, jinai visą gyvenimą bus pogimdyvinė moteris. Kaip ten mes besikeistumėm viską ir vis tiek mūsų kūno pokyčiai lieka visam gyvenimui, ne? Nes pagimdėm ir tai išlieka visą gyvenimą. Tai yra nuostabu iš tikrųjų iš vienos pusės, iš kitos pusės reikia priimti, taip, reikia. Aišku, nori tu to kūno, kai buvai ten 18-20, bet kūnas keičiasi, taip, ir tai natūralu, kad reikia tiesiog priimti prie to kūno pokyčių, prisijaukinti juos. Tai va. Tai kas liečia daugiausia po gimdymo, kas gali įvykti, tai visų pirma, tai yra, aš pradėsiu nuo tyrimo, ne? Amerikoje buvo padarytas tyrimas, kad nėščiųjų buvo suburtas moterų būrys ir jas tyrė. Tai 60% tų nėščiųjų turėjo pačiam paskutiniam trečiam trimestri 16 mm diastazę. Taip, bet tai yra natūralu, kad tiesiog vaisius tilptų ir kad jisai galėtų augti toliau. Ir po to, po metų paskui patikrino ir buvo 32% vis dar turėjo diastazę. Tai yra kalbama nuo 2 pirštų iki 4, nes jinai ten pirštais matuojama, ne? Tai va, tai kiek žinau, dabar tu esi po operacijos, taip? Labai būtų įdomu tavo sužinoti, ne? Ten iki 2-3 pirštų tu gali dar namuose arba sportu, mankšta, tu ją dar gali susitvarkyti, taip? Ir kas liečia susitvarkymą, kad mes taip suprastumėm, kad diastazė šiuo metu nėra tokia, kad ją reikėtų sujungti, ne, tos tiesiuosius pilvo raumenis sujungti, bet dabar šnekam apie tai, kad reikia visus pilvo raumenis ir dubenį sustiprinti tam, kad gebėtų tie raumenys dirbti. Dabar būtent į tai koncentracija būtent ten yra. Tai va, kad nepamesti tos tikrosios, ištaisymo tą koncentraciją. Ne? Tai va, tai ir kas yra diastazė? Tai diastazė yra tiesiųjų pilvo raumenų išsiskyrimas. Jie yra kaip baltoji linija, kaip vadinasi, ne? Kuri laiko ir svarbiausia išlaikyti ją tvirtą. Ne? Ir nėštumo metu mes tai stengiamės ir po nėštumo, bet dažnai būna taip, kad tiesiog mūsų kūnas negali susitvarkyti, vaisiaus, vandenų daug, placenta didelė ir pats vaisius didelis ir tiesiog kūnui reikia daugiau padaryti tos vietos ir būna tikrai, kad tos diastazės būna didelės su jau išvaržom ir panašiai. Tai va, tai būtų įdomu sužinoti tavo istoriją, kaip buvo ir kaip ta visa eiga. Ne? Taip, aš galiu mielai pasidalinti ir dar labai noriu papildyti tą tavo dalį apie priežastis, kodėl jinai gali atsirasti. Tai kad tai nėra tik tai vaikiuko bėda, kad ne jisai čia vienas pridirba beaugdamas ir beturėdamas daug vandenų, bet aš ir į save žiūrėdama galvoju, kad aš pati šitą vietą savo irgi nepadėjau, dėl to, kad trupučiuką, man atrodo, per mažai savo atidumo skyriau ir galbūt persistengiau ir kilnodama daiktus, ir su savo krūviais dideliais, nes aš turiu tokį truputį polinkį tą maksimalizmą, perfekcionizmą, kad ašgi viską galiu pati.
Tai, tos pagalbos pasiprašyti man daugumą atveju atrodė, kas čia per nesąmonė, tai ką aš čia nėštumas neliga, viską galiu ir čia kodėlgi ne. Tai man atrodo, šitas mano atveju man šiek tiek koja pakišo, bet iš tikrųjų po pirmojo gimdymo, tai aš dar jaučiausi pakankamai graži savo, man atrodė, kad mano pilvas visai sugrįžo į savo vietas ganėtinai greitai ir tikrai atitikau tą statistiką, kuri sako, kad daugumai moterų po gimdymo grįžus į savo įprastą fizinį krūvį ir fizinį aktyvumą, diastazė šiek tiek koreguojasi savaime ir tarsi sugrįžta. Tai aš tikrai po gimdymo, gal praėjus tik tai kokiam geram pusmečiui, apsilankiau pas kineziterapeutą dėl to, kad galvoju, kažkaip čia norisi rimčiau sportuoti. Visada man norisi pasitarti su specialistais tiesiog dėl pratimų, dėl fizinės būklės, fizinės sveikatos, kad ko nors per savo maksimalizmą nepasidaryčiau truputį nebe į temą. Ir tada, kai pirmą kartą apsilankiau, tai padarė labai išsamų visą ten kūno analizę, visą tyrimą, iščiupinėjo visą pilvą ir visą ką. Sako, turim čia iki tas fiziologinė, iki 2 cm, viskas tvarkoja, pratimus darysim taip, atkreip dėmesį, nedaryk pratimų, kurie yra labai stiprus pilvo presui ir daryk juos tik iki tam tikros ribos ir man tą ribą konkrečiai pagal mano presų ypatumus nurodė. Po antro gimdymo man buvo jau truputį tais visais fiziniais pratimais atsistatyti sunkiau, kadangi iš esmės esu labai kūda, taip galima sakyti, tai man tas pogimdyvinis svoris labai greitai nukrito ir mano pilvas jau nebeatrodė toks gražus kaip po pirmo gimdymo. Ir atrodo, kad ir oda liks suglebus, ir kažkoks kauburėlis darosi lenkiantis, ir kai kitaip pasilenkiu, tai lyg tai susmenga ten viskas kaip į kokį kraterį. Tai tiesiog tokio diskomforto trupučiuką buvo. Ir tada jau, kai po antro nėštumo ir to antro gimdymo keliavau pas kineziterapeutą, jau taip man antakį kilnojo, sako, žinok, čia yra reikalų, dabar dirbsim tai, bet jau tu čia vaikelį prisisaugok, nieko per daug neprisikilnok, neprisidirbk ir labai dėliojo man tokią pakankamai intensyvę programą su visais pratimais. Ir iš tikrųjų pagrindinis diskomfortas, dėl kurio aš tada ėjau, tai buvo tai, kad man tiesiog non-stop skaudėjo nugarą. Atsikeliu iš ryto, skauda nugarą, atrodo visas sustingus, popietę, kaip sakyti, mes juokdavomės su viena moterim, kad iš ryto atsikeli kaip manekenė plokščių pilvo ir viskas atrodo puikiai. Vakare vaikai eina ir klausia, mama, mes turėsim dar vieną leliuką, nes pilvas atrodo kaip kokį 4-5 mėnesį nėščias. Ir tokio, kažkokia, tik pavalgai, išsipučia, tokių, kaip ir mažų diskomfortų, bet jų būdavo. Ir vėlgi, su mankšta, tikrai valios man ten trūko ją daryti taip labai nuosekliai, kaip norėjau ir įsivaizdavau, kad darysiu, bet net ir su tuo, kiek dariau, atrodo, kad visai neblogai sekasi. Ir galiausiai, kai gimė mano 3 vaikas, tai supratau, kad čia turiu reikalų, dėl to, kad po visų nėštumų mano oda tikrai stipriai išplonėjo, išsitempė, akivaizdžiai ten pilvo daly jautėsi ir visos tos strijos ir tada dar, kadangi oda labai išplonėjo, labai suplonėjo ir tas visas poodinis sluoksnis, tai tas riebaliukas greit nutirpo paskui tos 3 vaikus lakstant, tai ir ta visa diastazė ėmė matytis ir vizualiai, nes realiai stovint prieš veidrodį, kai būtų įsivaizduojamas tas gražus six-packas vadinamasis, tai realiai pradėjo darytis kaip rombinis tarpas aplink bambą, toj daly truputį virš, truputį į apačią ir tiesiog man jau nebepavyko vien tik fiziniais pratimais tą formą raumenų atstatyti ir tą tarpelį suglausti. Susikaupus, labai tikslingai aš galėjau tą padaryti ir kaip ir prieš porą savaičių, kol dar nepasidariusi operacijos, man, kaip ir galiu suglausti, bet realiai, ta forma vis tiek lieka toks kaip rombas aplinkui. Ir iš tikrųjų, aš taip labai tikslingai neplanavau, kad aš čia dabar turėsiu operaciją ir kad čia man visko dabar taip staigiai ir ekstra reikia, bet įsikalbėjau su savo tėčiu, kuris yra gydytojas, kad kaip ir galvoju, kad gal reikia nueiti ir jisai taip padrąsino, sako, čia pakankamai svarbu, gal tu vis tik užsirašyk. Ir taip jo įkvėpta, galvoju, gerai, einu. Ir užsirašiau aš pas tą chirurgą
Ir galvoju, kad, sakys, kad jo, dirbtų čia štai savo fiziniais pratimais, čia viskas normaliai, taip toliau, ir kad nieko čia per daug daryti nereikia, bet iš tikrųjų, kai nuėjau, jis taip pažiūrėjo, veidelis susiraukė, sako, žinai, kad čia yra reikalų. Ir tada, kai pasikalbėjom realiai, kaip atrodo ta chirurginė diastazės operacija ir visa gydymo pusė, tai iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga. Ir nors daug kas sako, tai kas čia yra, susisiuvi vos ne kaip apie burnos higieną kalbam, tarsi tokia neinvazyvi procedūra, bet iš tikrųjų tai yra pakankamai daug sudėtingų dalykų, dėl to, kad tam, kad galėtų realiai prieiti prie to viso tiesiojo raumens, tai yra keli operacijos tipai ir būdai. Tai vienas yra atviras, kada yra didžiulis pjūvis beveik per visą pilvo apačią, o kitu atveju tai daro laparoskopiškai, tai yra 3 nedideli pjūviai ir tada aparatuku sudėlioja ten visą tą siūlę susiuva. Bet tai yra tai, kad realiai turi pakankamai didelį invazyvų poveikį visam kūnui, nes intervencija yra didelė, paskui visas tas gydymo laikotarpis, realiai, kadangi aš pati turėjau laparoskopinę operaciją, pabandžiau išsiderėti ir išsiderėjau ją pakankamai konservatyvę, tai yra be jokių tinklelių, o kadangi dar esu labai kūda, tai man iš vis grėsė variantas, kad pjūvis būtų praktiškai per visą pilvo apačią, tada net ir per raumenį ir po raumenim dėtų tinklelį, nes sako, tai esi per plona ir jeigu dėsiu tinklelį virš raumens, tai tada jis tau jausis per pilvo sieną, tai galvoju, o Dieve mano, kas čia per siaubas. Tai, kaip sakyti, tokių daug techninių dalykų, nežinau, kiek iš tikrųjų jums čia smalsu apie juos, bet man buvo labai įdomu išsiklausinėti savo to gydytojo visų dalykų. Tai galų gale sudarėjom, kad jisai darys operaciją laparoskopiškai, kad pjūvių didelių nebus, kad siūs ten kažkeliais aukštais, bet su tirpiais siūlais, nes čia irgi buvo mano pakankamai man svarbus dalykas, kad tas kūno autonomiškumo klausimas, kad vis tik tai neliktų ten jokių svetimkūnių ir aš labai ten visai kaip dėrėjau, sakau, jokių man tenai užsilikusių siūlų, aš mėgstu šokti, man reikia judėti, man reikia, kad tie raumenys būtų paslankus. Ir iš tikrųjų ta operacija pavyko ganėtinai sklandžiai. Siūlė buvo ganėtinai ilga, tai dar čia irgi toks truputį gal juokingas momentas, kai prieš operaciją man gydytojas sako, žinai ką, kadangi tavo yra specifinis poreikis ir prašymas tiek tam visam siuvimui, tai tau reikia nusipirkti siūlų. Galvoju, okei. Ir jis taip man surašė ant lapuko, sako, nueisi į vaistinę, nusipirksi, sakau, gerai. Ir aš taip žiūriu, sakau, o ar užteks? Ir jis taip žiūri į mane, sako, kodėl neturėtų? Sakau, žinot, aš esu kūda, bet ten maža ką gali atrasti. Sakau, ir iš pradžių klausėt, kur čia pas mane tokia galėtų problemų tilpti, bet sakau, pasirodo, jų būna. Jis taip pažiūrėjo, sako, žinai, net suabejojau, gerai, nusipirk 2. Ir tada nusipirkau ir vėl mano turbūt gal pirmas klausimas buvo po operacijos, o tai užteko tų siūlų? Ir jisai taip pažiūrėjo, sako, žinai ką, gerai, kad 2 pirkai. Tai galvoju, čia vėl yra ta tokia žinutė apskritai visoms ir visiems, kad visada kalbėkite su gydytojais ir net jei turit menkiausią nuogąstavimą, paklauskit, nes galvoju, jeigu aš būčiau neklausus, tai aš tikiu, kad ir operacijos užbaigimas ir pjūviai, kuriuos aš būčiau radus jau atsibudus po operacijos, būtų labai kitokie. Nes ten irgi yra tam tikra siūlių specifika, tai iš tikrųjų, kam bus įdomu arba kas turi šiaip kokių klausimų, tai galite ir man asmeniškai parašyti, čia galbūt per daug nebesiplėsiu. O tam visam po operaciniam laikotarpiui, tai iš esmės yra labai didelis apribojimas svorio kelimui ir bent jau mano atveju šiuo metu turiu vaikščioti visą laiką su korsetu, tai šitas dalykas labiausiai užmuša, dėl to, kad yra žiauriai karšta, labai nepatogu, tie visi stripukai ir suveržimai kitą kartą pirmą savaitę iš vis atrodė, kad sunku kvėpuoti. Tai šią savaitę jau karts nuo karto taip duodu savo truputį netokio stipraus suveržimo ir truputį tą pilvą savo kažkaip bandau darbinti bent jau kvėpavimu. Ir atrodo iš esmės, kaip ir jaučiuosi visai neblogai. Tai labai laukiu, nes nuo kitos savaitės turėčiau turėti tą kitą vizitą pas gydytoją ir jau tada oficialiai pradėti
savo kineziterapijas ir visas mankštas tokiam fiziniam atsistatymui. Tai jeigu iš tikrųjų, Vilma, kas nors yra dar smalsu iš to, ką pasakoju, tai tu dar gali kažką klausti, nes aš taip, man atrodo, suminėjau dalykus, kurie man pačiai atrodė labai įdomus ir, nu jo, man yra daug tokių mediciniškai įdomių dalykų, kurie yra tokie gal ne visai skanus klausytis, bet, nu, techniškai labai įdomus. Tai. Iš tikrųjų įdomu, nes nu, dauguma moterų planuoja daryti tas operacijas, bet tai tikrai aktualu sužinoti. Ir aišku, norint susitvarkyti diastazę pačiom, tai reikia daug valios, kantrybės, taip, ir linos. Aš irgi paruošiau vadovą ir visą laiką minėjau, kad nebus tai per vieną mėnesį, tai gali užtrukti, taip, nes pati aš irgi turėjau 2 gimdymus ir po kiekvieno gimdymo, po pirmo gimdymo turėjau, bet labai mažytę, tai man pavyko labai greitai ją susitvarkyti ir kaip tu ir minėjai, mūsų raumenis jie geba patys susitvarkyti. Tai pavyzdžiui, nuo 1 iki 2 pirštų, tai niekas net nesako, kad tai diastazė, nes tai yra normalu, kad jinai pati automatiškai ir sugrįžta. Tik tai tuo atveju, kai kiši pirštą ir būna, jisai lenda giliau, tada jau reikia sunerimti ir kažką daryti, kad padėti raumenim patiems sugrįžti. Tai reikia tos pagalbos, kineziterapeuto pagalbos, trenerio galbūt pagalbos ir visa kita. Tai dar man kas įdomu, tai kaip tikrino tau diastazę, nes, aš matai, kadangi trenerio kursus baigiau Amerikoje, tai jie ten pagal Amerikos prevencijas, kad kopų daro, žiūri, koks tikslus yra tarpas. Tai kaip tave tikrino, iš tikrųjų, kaip gydytojai tave tikrino ir matavo tavo diastazę. Ir, tas būtų dar irgi įdomu sužinoti. Kai aš lankiausi pas kineziterapeutę, tai jinai man prašė, kad aš atsigulčiau ant nugaros ir tada trupučiuką izometriškai susirietus. Tai yra kaip mini atsilenkimas, bet tik tai tiek, kad trupučiuką įsitemptų raumenis. Tai ne tiek, kad aš labai matyčiau, ką tenai su pilvu, kas tenai vyksta, bet tokiam prisilenkime. Ir tada tiesiog pirštais matavo, kiek į gylį gali to piršto sutilpti ir kiek į plotį. Kai aš buvau pas chirurgą, tai jam kaip ir buvo paprasčiau visą tai pasimatuoti tiesiog echoskopu. Ir jisai lygiai taip pat paprašė, tiesiog atsigulti, tada pasižiūrėjo, pasimatavo, tada paprašė prisilenkti, tiesiog, kad vizualiai pasidėtų, tada trupučiuką pamaigė pirštais, tada pasimatavo echoskopu ir sako, tai gerai, tai šiandien ir rytoj turi laiko. Nes taip, iš tikrųjų, tas piršto matavimas yra abstraktus, bet echoskopu tai jie iš tikrųjų pamato tiksliau, nes mes pirštais tai apytiksliai ir tas diagnozė vis tiek irgi būna ta apytikslė, nes jeigu norit, kad tikrai įsitikinti, ar pas jūs yra diastazė, tai vertėtų tada važiuoti ir kad echoskopų chirurgas patikrintų ir paneigtų arba patvirtintų. Taip, tai būtų tas labai svarbu. Ir ką aš dar turėjau vieną klausimą, tai ir tau jau buvo ta išvarža, nes, kaip, yra diastazė su tam tikrais, kas gali labiausiai būti, baisiausia, kas gali būti su diastazė, tai išvarža. Ar tau buvo ta išvarža, ar dar nebuvo? Jinai buvo, bet jinai nebuvo nei didelė, nei labai kažkuo grėsminga. Bet čia iš tikrųjų tai buvo ir ta iš priežasčių, kodėl man tas gydytojas sako, tai ar jau šiandien? Tai tiesiog, kad ir vėl atrodo, mažas dalykas, čia truputį išsiskėtė raumenis, truputį čia gal kažkas, truputį gal ten prie bambos kažkas, bamba kaip mygtukas, būna, kad moteriam tikrai, truputį, kadangi išsitempia raumenis, tai tada bamba nebesilaiko taip giliai, kaip turėtų ir tiesiog pasidaro iškilę. Tai
aš galvoju, kad čia nieko tokio ir vat sužinau, kad aha, tai čia vis tik tai išvarža ir jinai kaip ir nebuvo labai didelė, diastazė gal buvo didesnė labiau indikacija visam operaciniam gydymui. Bet jo, ir šiaip dar galvoju, kas pakankamai svarbu, kad net ir jeigu žinot, kad turit didelę diastazę arba akivaizdų kažkokį dalyką, tai nepulkit tiesiai pas chirurgą. Pirmą keliaukit vis tiek pas kineziterapeutą, keliaukit pas osteopatą. Dėl to, kad realiai ir prieš operaciją tikrai vertinga tą pilvo presą ir tą pilvą apskritai paruošti šitam procesui. Tiek operacijai, tiek gijimui. Ir viena vertus, tai ten, kai klausiu, su kuo, ką man daryti ir kaip man ruoštis, tai tas gydytojas sako, dabar gali varyti ten belę kaip, jau blogiau tikrai nebepridirbsi per tas porą savaičių, bet kažkaip aš vis tik tai pasilaikiau nuo tokio gal gan konservatyvaus momento ir nekeičiau savo kažkokių įpročių nei sporto, bet pasikonsultavau su keliom kineziterapeutėm apie tai, koks operacijos būdas yra palankiausias reabilitacijai ir tai irgi yra labai svarbu, nes dažnai tas būdas, kuris yra palankus chirurgui, nėra palankus pacientui tam reabilitaciniam laikotarpiu. Tai čia vėl iš to plaukia mano prašymas chirurgui, kad tai būtų kuo mažiau invazyvu, kad tai būtų tada laparoskopiškai, kad tai būtų tirpūs siūlai, kad tai būtų mažai kažkokių liekamųjų dalykų, kaip ten kokie nors tinkleliai arba dar kažkas, kad tiesiog neribotų raumens paslankumą, nes dabar, kaip sakyt, galiu pajausti tokį kaip, nežinau, kalnelį per vidurį pilvo ir net kai judu, tai atrodo, kad tas raumuo toks truputį kaip iš vieno molio drėbtas, jisai nebeturi tokio paslankumo ir jeigu lenkiuosi vieną pusę trupučiuką, tiek kiek to komforto yra ir taip smalsu tą kūną patyrinėti, tai atrodo, kad kitą gali ir asimetriškai truputį lenkiasi, gal truputį kažkaip kitaip veikia ir jausmas liečiant yra labai kitoks, tai čia vis tiek yra pakankamai didelė procedūra. Taip. Dugnai. Taip, čia kol audiniai atsigauna, kol viskas ir šiaip yra ir masažas, kad randų neliktų ir viską, tai yra tos reabilitacinis laikotarpis yra iš tikrųjų labai labai svarbus. Ypatingai dabar, kai tau ateina tas laikas, tai ypatingas tas laikas, kada paruošiu kūnui ir nuo to viskas ir priklauso, kaip ir bet kokį sąnarį keičiant ar bet kokią operaciją atliekant, tai ta reabilitacinis labai labai yra svarbus ir kad nepraleisti jo, o tiesiog įeiti po lengva į tą, kaip ir po gimdymo, nesteigiai eiti į mankštą ar, ta prasme, bėgti iš karto į lauką, o gerai jaučiuosi, pasiemus pabatukus ir bėgu, bet iš lėto, pripratint tą kūną prie judesio ir taip keliauti. Tai ačiū tau, Monika, už tavo pasidalinimą. Man iš tikrųjų dar labai įdomu, gal tu galėtum truputį plačiau papasakoti apie tą savo ruošiamą vadovą. Nuo kada galima pradėti skaitytis, kada galima domėtis ir, kaip sakyt, man irgi smalsu, nes galvoju, gerai, jau kaip ir post laikas, bet maža ką, gal kažkada dar prireiks. Tai truputį pasidalink. Gerai, tai pasidalinsiu. Tai šis vadovas yra skirtas kaip mamoms po gimdymo. Ir ne vien, nes diastazė, kaip bebūtų, jinai nesvarbu, kada pagimdei, ar prieš metus, ar prieš 5-15 metų, ją gali susitvarkyti, nes mūsų tie raumenys yra paslankus, tai galima pradėti nuo to. Tai mano vadovas yra būtent koncentruotas mūsų pilvo raumenų funkcijai ir dubens funkcijai atkurti, tai sustiprinti juos, tam, kad jie gebėtų dirbti taip, kaip priklauso, kad ir gebėtų patys susijungti, kaip ir turėtų būti. Tai tai yra ten 6 video, 19 pratimų su dar patarimais, kaip juos pasunkinti, jeigu atsibosta. Ir prie
nu, kasdienės mankštos, kad galėtų žmogus kiekvieną kartą vat, prijungti vis kažkokius pratimus tam, kad nu, tiesiog diastazija, ne? Ir Taip. būna, vat, kartais vat, treneriai labai švelniai, ne, apie tai kalba ir saugo. Ir tas pasaugojimas būna per daug. Tai jeigu darot pilvo preso pratimus, darykit, bet tik ne kiekvieną kartą. Nes vat, yra vat, blogas, vat, ne tai, kad blogas, bet šiaip, nu, bet jeigu yra diastazija, tai reikia pilvo presui būtinai daryti pratimus. Tai nebūtinai pilvo presui reikia visus apjungti pratimus. Taip, nes ir kvėpavimas, ir dubuo, ir daug kas, pavyzdžiui, žandikaulis susitvarkius, mums dubuo susitvarko. Tai mūsų kūnas tiek yra sujungtas, kad ne vien į vieną vietą reikia koncentruotis, bet į daug tam, kad gebėtų jisai pats susitvarkyti. Nes po gimdymo mes, kaip ir tu pati minėjai, kad atsistato kūnas. Tai va, tai jisai geba atsistatyti, tik reikia jam pagalbos. Tai va, vadovas būtent tam ir yra, kad padėti jam pačiam atsistatyti. Va, su valia, disciplina ir valia. Jo, čia, kaip sakyti, su tokiu vadovu, tai tada reiktų kelių tokių palaikymo konsultacijų, kai atrodo, ne, Vilma, jau nebegaliu, jau pavargau, jau tingi, 2 dienas nedariau, tai viskas, ar dar verta daryti, ar neverta, jau čia gal subliūška reikalai. Įsigijus tą vadovą bus nemokama konsultacija, taip pat ir palaikymo grupė, kad nes nenusimušta motivacijos ir tikrai... Taip. kad tikrai pavyktų kiekvienai moteriai įsigijus tą vadovą pasiekti savo rezultatus, kad ir mažus, bet kiekvieną, kad galėtumėm pasidžiaugti savo turimais rezultatais prieš ir po. Tai va. Tai super, labai gera idėja. Gerai, tai ačiū tau, Monika, labai už tavo pokalbį, už tavo pasidalinimą. Tai aš manau, ačiū tau, kad pakvietei. Taip. Visada smagu su tavim bendrauti ir pasimatyti ir gyvai, ir per ekraną. Tai va, tai ačiū visiems, kas žiūrėjo ir kas žiūrės. Tai aš manau, kad tikrai bus aktualu ir pamėlkim savo kūną ir priimkim. Ir tos trijos, tas pasilikę odelę po nėštumą, tai yra priminimas, kad turit 2 ar 3 ar 4 ar daugiau nuostabius žmogučius, kurie dabar laksto ir jie užaugs nauji žmonės. Ir, kaip sakant, toliau tęs mūsų darbus ir visa kita. Tai toks labai iš tikrųjų prasmingas tas kūno pasikeitimas, žinant, kad tai yra tavo ateitis. Tai va. Gerai. Tai va, ačiū tau ir kas žiūrėjo ir gražios dienos. Iki.